kalbant apie įmonės 25-metį, tai visada prasideda nuo tos pradžios, nuo ko prasidėjo. Tai prasidėjo, buvo reorganizuota kooperatyvas, iš kurio patapo įmonė šita, kur yra šiandien dienai. Tai mes ir prieš tą įmonę nebuvom naujokai. Tai viskas prasidėjo nuo automobilių sporto. Tai įmonė suvienijo žmonės, kurie buvo pasišventę automobilių sportui ir jautėsi toj srity stiprus ir galėjo leisti savo, kaip savo mintis, savo sugebėjimus panaudoti automobilių remontą, kaip sakoma, civilinių, ne tik tai tų kovinių sportinių. Tai ir pagal tai ir pradėjom. 90 metais pradėjome pateikti tokią paslaugą. Turbūt vieni iš pirmųjų buvom privatus, kaip automobilių remontininkai oficialiai dirbantis. Tobulėja technika, tobulėja galimybės, žmonės tobulėja pagaliau. Net ir jauni žmonės atėję į mūsų įmonę, ateina ne tokie žali, kaip senais laikais ateidavo, sakykime, ten iš agronomų kokių nors ar dar kokių. Tai dabar ruošiami ir mūsų mokyklose, ir profesinėse tokiuose, ir kitokiuose. Yra tikrai ruošiami žmonės, kurie tai yra geras pusgaminis tokiam ateičiai. Važiuoklės remontas, ratų suvedimas, paleidome prieš kelis metus pasiteisino labai puikiai stabdžių diskų tekinimo stendas, kuris tikrai išsprendžia daug problemų ir greitai ir operatyviai ir žmonės yra patenkinti. Tai liekam toj pačioj, nesimėtom, sakykime, į kitas šalis, liekam prie tų pačių darbų. Šiandien tekinome stabdžių diskus, tai darėme dėl priežasties, kurie atsitiko su senom stabdžių kaladėlėm, dėl susidariusių diskų užkardų, kurios atsirado dylant kaladėlėm ir tuo pačiu stabdžių diskų. Kodėl tai darėm? Nes šiuo momentu labai daug susidarėm su problemom, kurios atsiranda dėl dėvėjimuose. Tai yra mušimas per vairą, tai kai spaudi stabdžių pedalą ir jauti drebėjimą. Ir dėl pašalinių garsų, kurios remiantis stabdžių kaladėliai, atsiranda cypimai, visokie nešvarūs garsai, atsiranda diskomfortas elementariausiai. Tai siūlome daryti prieš stabdžių kaladėlių keitimą ir atsitinka va šitoks. Gražus lygus kraštai, dingsta mušimas, nes mes jį išlyginame, gaunasi jo paviršius lygus, dingsta užkordas, stabdžių kaladėlė glunda visum paviršiumi, nebėra diskomfortų visokių. Žilvinai, o kada reikia keisti stabdžių kaladėlės? Kas metai, kas pusę metų? Reglamentuota yra, kad likus 2 mm jų yra minimalus storis. Tada ir siūloma keisti. Taip pat yra duota stabdžių diskų normos, nes būna jau žmonės atvažiuoja, kai jau nebėra ką daryti, jau tenka keisti. Nes žemiau minimumo, kai pasiekė, nebesaugu darosi tai daryti. Tai tada jau tenka keisti stabdžių tuo pačiu ir diskus tekinti nebegali. Būna taip, kad stabdžių kaladėlės geros, atrodo stabdžių diskai geri, bet jauti stabdant, kad vairas tau iš rankų krenta. Tokiu atveju galima įtarti, kad stabdžių diskai bus pakeitę savo formą, deformuoti. Ir dažniausiai jie būna nutekinami ir viskas dingsta. Noriu pirmiausiai pasveikinti visus tuos, kurie per šios metus su mumis draugavo. Yra žmonės, kurie yra pirmieji klientai su mumis buvę, tai pirmiausiai tos žmonės, kurie pas mus apsilanko, kurie yra mumis patenkinti, kurie nepatenkinti. Taip, visokių būna, nemeluosiu, visokių būna variantų, bet manau, kad dėl kokybės tikrai žmonės išvažiuoja patenkinti. Jeigu grįžta, aš visada sakau, jeigu kažkas žmonėms nepatinka, kažkas tai kaip klientam apie paslaugas. Jeigu nepatinka, prašom atvažiuoti, pasižiūrėti, gali būti ir tas, ir kitas, o dažniausiai, kai žmogus po remonto išvažiuoja, pradeda labiau žiūrėti, pajaučia tai, ko nejautė prieš tai visokių dalykų. Tai labiausiai noriu pasveikinti tos žmonės, su kuriais draugavom, kurie dirbo, darbuotojai, kurie buvo per tos metus, klientai, kurie buvo. Puikių daug žmonių buvo ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad jie mums padėjo išlikti šios metus.